Labadiena. Pamokos tema – rodiklinės nelygybės. Šioje pamokoje mokysime spręsti nelygybės, kurių nežinomasis yra laipsnio rodiklyje. Pavyzdžiui, 2 laipsnio rodiklių x daugiau už 2 kvadratu. 1/2 laipsnio rodiklių x plus 1 mažiau arba lygu už 1/2 laipsnių 3x. Bendruoju atveju tai yra a pakelta funkcija f nuo x mažiau arba daugiau lygu už funkciją a pakelta g laipsnių x. Šiuo atveju a yra daugiau už 0, a nelygu vienetui. Prisiminkime, rodiklinė funkcija y lygu a laipsnio rodiklių x yra didėjanti, kai pagrindas a yra daugiau už 1. Tai yra, didėjant x reikšmėms, ax reikšmės taip pat didėja. Lygindami laipsnių rodiklius, nelygybės ženklo nekeičiame. Išnagrinėkime pavyzdį. 4 pakelta laipsnių x minus 2 daugiau už 4 kubu. Kadangi laipsnio pagrindas 4 yra didesnis už vienetą, tai lygindami laipsnių rodiklius nelygybės ženklo nekeičiame. Taigi ši nelygybė ekvivalenti nelygybei x minus 2 daugiau už 3. Išsprendžiame šią nelygybę, perkeliame 2 į kitą pusę, keičiame ženklą, x daugiau už 5 ir atsakymas nelygybės yra x priklauso aibei nuo 5 iki plus begalybės. Prisiminkime rodiklinės funkcijos savybės, kai pagrindas a yra tarp 0 ir vienetų. Didėjant x reikšmėms, ax reikšmės mažėja. Todėl, lygindami laipsnių rodiklius, keičiame nelygybės ženklą priešingu. Išnagrinėkime pavyzdį. 1/4 pakelta laipsniu x plus 3 daugiau už 1/4 ketvirtuoju. Laipsnio pagrindas 1/4 yra mažiau už vienetą, todėl lygindami laipsnių rodiklius keičiame nelygybės ženklą x plus 3 mažiau už 4. Perkeliame trejetą į kitą pusę, 4 minus 3, apskaičiuojame ir nelygybės atsakymas, matome, yra nuo minus begalybės iki vienetų. Kadangi laipsnio pagrindas buvo mažesnis už vienetą, nelygybės ženklą keitėme priešingu. Išspręskime kitą pavyzdį. 1/4 pakelta laipsniu 2 minus x mažiau už 1/16. Reikia suvienodinti pagrindus. Pastebėkime, kad 1/16 yra lygu 1/4 pakelta kvadratu. Tokiu būdu gauname, kad mūsų kairėje pusėje esantis pagrindas ir dešinėje yra vienodi skaičiai. Grįžtame į nelygybę. 1/4 laipsnių 2 minus x mažiau už 1/4 kvadratu. Laipsnio pagrindas 1/4 yra mažiau už vienetą, todėl ženklą nelygybės keisime priešingu. 2 minus x daugiau už 2. Išsprendžiame šią nelygybę. Perkeliame dvejetą į kitą pusę. Iš dvejeto ateime dvejetą, gauname 0. Padalinkime abi pusės iš minus vieneto. Keičiame nelygybės ženklą. Gauname. Atsakymas yra šios nelygybės. X priklauso aibei nuo minus begalybės iki 0. Išspręskime pavyzdį. Kvadratinė šaknis iš 3 padalinta iš 2 pakelta 2x minus 1 daugiau arba lygu už vienetą. Reikia suvienodinti pagrindus.
Prisiminkime, kad keliant laipsnių nulis visada gauname vienetą. Mūsų nelygybė kvadratinė šaknis iš 3 iš 2 laipsnių 2x minus 1 yra daugiau arba lygu už kvadratinę šaknį iš 3 padalintą iš 2 laipsnių 0. Pagrindas šaknis iš 3 iš 2 yra mažiau už vienetą, todėl lygindami laipsnių rodiklius keisime nelygybės ženklą priešingu. Buvo daugiau arba lygu, keičiame mažiau arba lygu už 0. Išsprendžiame nelygybę, keliame į kitą pusę vienetą, padaliname abi pusės iš dvejeto, x mažiau arba lygus už 1/2. Taigi uždavinio atsakymas yra x priklauso aibei nuo minus begalybės iki 1/2. 1/2 taip pat yra nelygybės sprendinys. Įtvirtinkime, kai pagrindas a yra didesnis už vienetą, tai lygindami laipsnio rodiklius ženklo nekeičiame. Kai pagrindas a yra mažesnis už 1, didesnis už 0, ženklą keičiame priešingu. Pavyzdžiui, 2 pakelta x daugiau už 2/7, 2 yra daugiau už 1, nekeičiame ženklų. 1/2 pakelta laipsnių x daugiau už 1/2/7, laipsnio pagrindas 1/2 mažiau už vienetą, todėl nelygybės ženklą keičiame priešingu. Keičiame, nekeičiame. Sėkmės sprendžiant rodiklinės nelygybės.